Geležinkelininkai žada, po poros metų iš Vilniaus Minską traukiniu galėsime pasiekti per 2 valandas. Simbolinė kapsulė naujosios Vilniaus stotyje skelbia 94 milijonus litų kainuosiančio projekto pradžią. Iki 2016 pavasario geležinkelio ruožas nuo čia iki Baltarusijos sienos bus elektrifikuotas. O tai reiškia, kad traukiniai galės važiuoti iki 160 km/h greičiu, maždaug trečdaliu taupydami sąnaudas. Jeigu naudotume tam pačiam ruože lokomotyvą normalų varomą, sakykime, dizelinio varikliu, tai šioj vietoje mes prarastume, naudodami, sakykime, vietoje elektrifikuoto, o tik lokomotyvą, tai apie 30 su viršum procentų sąnaudų tikrai brangiau yra šiuo metu naudoti. Geležinkelininkų planuose nuosekliai elektrifikuoti visą geležinkelį nuo Juodosios iki Baltijos jūros. Lietuviai žada, kad po 5 metų kontaktinis tinklas turėtų pasiekti Radviliškį, iki 2024 Klaipėdą. Tai būtų daugiau kaip milijardo litų vertės projektas. Jam, kaip ir ruožui iki Baltarusijos sienos, elektrifikuoti tikimasi panaudoti ES pinigus. Kaimynai Baltarusija 80 km geležinkelio nuo Molodečno iki Lietuvos sienos žada pertvarkyti savomis lėšomis. Dabar mes intensyviai elektrifikuojame 9-ąjį transporto koridorių Gomelio kryptimi. Per metus įveikiame apie 80 km, todėl ir Lietuvos sieną turėtume pasiekti beveik tuo pačiu metu, kaip ir lietuviai. Elektrifikuoti atkarpą iki sienos su Baltarusija Lietuvos geležinkeliai planavo iki šių metų pabaigos. Tačiau projektas buvo įstrigęs konkurso dalyviams apskundus rezultatus. Dabar jis pradedamas iš naujo. Beveik 30 km geležinkelio ruožo kontaktinį tinklą rangovai žada nutiesti mažiau nei per 1,5 metų. Šitas ruožas jisai yra dvi kelis, todėl reikės padaryti ir vienoje kelio pusėje ir kitoje, o taip pat yra dar daug kelių, kaip jūs matote, kiekvienoje stotyje. Tai bendras kilometražas bus virš 100 km. Geležinkelio elektrifikavimo Lietuvoje imamasi po 40 metų pertraukos, tačiau anot Fimos vadovo, kontaktinės linijos bus beveik tokios pat, kokios jungia Kauną ir Naująją Vilnią ar Vilnių ir Trakus. Šiuo metu Lietuvoje yra 122 km dar sovietmečių elektrifikuoto geležinkelio. Elektrifikavus jungtį su Baltarusija, per kurią traukiniais į Lietuvą gabenama 80% Lietuvos geležinkelių krovinių, lietuviai gaus pranašumą konkuruodami dėl tranzitinių krovinių į Klaipėdos uostą, nes veš juos kur kas pigiau nei dabar.